Labas. Pasakoju apie eterinius aliejus, o ar suprantate, kaipgi jie iš tikrųjų veikia ir kaip padaro tą įtaką mūsų fiziniam kūnui, kaip padaro įtaką mūsų emocijoms ir kaip jie įlenda į mumis, kad atliktų gerą darbą. Taigi šiandienos mano užduotis jau kurį laiką sukasi galvoje papasakoti jums, kaip eteriniai aliejai veikia ir kaip jie padaro tą pagrindinį darbą, apie kurį aš nuolat dalinuosi. Taigi atsiverčiau ir knygas, ir dar kartelį bandysiu jums išaiškinti paprastai, kad suprastumėt, kaipgi jie padaro savo tą gerąjį darbą. Žinome, kad eterinis aliejus tai yra super koncentruotas, iš augalo išgautas lakusis skystis. Jį išgauti galima keliais būdais, tai yra šaltuoju spaudimo būdu arba garų distiliacijos būdu. Tai yra du pagrindiniai būdai, kaip išgaunami eteriniai aliejai iš augalų, žiedų, šaknų, spyglių, kamienų, apelsinų, citrinų ir visų kitų citrusų žievelių. Ir eteriniai aliejai turi du pagrindinius veikimo principus ir dvi sritis, į kuriuos jie veikia. Tai pirmasis būtų fiziologinis poveikis. Tai veikia mūsų kūną ir sukuria tame kūne terpę aplinką nepalankę virusams ir bakterijoms. Lengvina atsikosėjimą, yra labai stiprus antioksidantai, tai yra šalina laisvuosius radikalus, padeda ląstelėms kvėpuoti ir veikia labai stipriai prieš uždegimiškai. Tai čia viskas, kas yra susiję su mūsų fiziniu kūnu. O psichoemocinis poveikis, psichologinis poveikis, tai veikia mūsų emocijas, prisiminimus, emocinės traumas, tos tokius vidinius dalykus, kurių mes kartais neapčiuopiame, nesuvokiame, kad jie gali turėti įtakos ir mūsų fiziniai būkliai. Taigi su eteriniais aliejais galime pasitelkti programavimą, smegenų programavimą, minčių programavimą, pasąmoninį darbą į savo gyvenimą, kaip kurti tą savo gyvenimą. Kvapas labai dažnai turi asociaciją su tam tikrų įvykių, prisiminimu, veiksmu, akimirka, liūdna, gera ar labai džiaugsminga. Tai kvapas prisiriša prie emocijos. Tai čia būtų psichoemocinis poveikis mūsų kūnui, iš kitos pusės tas nematomasis. Ir eteriniai aliejai yra sudaryti, vienas eterinis aliejus yra sudarytas nuo 100 iki 500 atskirų sudedamųjų dalių. Kaip suprasti, kas tos dalis ir kaip jos veikia, kuri ta dalis kam yra skirta. Taigi aš turiu knygą, tikrai labai protingą knygą, kurioje yra pavaizduoti štai tokie paveikslėliai. Ir čia yra daug keiksmažodžių, kuriuos aš bandysiu jums iššifruoti ir trumpai apibėgti, kokios yra pagrindinės sudedamosios dalis ir už ką ta sudedamoji dalis yra atsakinga. Ar fiziniam kūnui labiau padeda, ar emociniam kūnui labiau padeda. Ir tai pavardinsiu keletą pagrindinių tų sudedamųjų didžiųjų dalių, kurios yra kaip pagrindas, galbūt, tarkime, kedras turi daugiausiai seskviterpenų. Tai reiškia, jo poveikis ir bus prieš uždegiminis ir deguonies įnešimas į ląstelę. Taigi sudėtyje gali dar būti labai daug aldehido, esterių, seskviterpenų, laktonų, monoterpenų, šitų būna labai daug, oksidų ir fenolių. Tai tokios pagrindinės didžiosios dalys, sudėtinės dalys eterinių aliejų ir trumpai ką jie veikia. Aldehidai tai reiškia labiausiai ramina ir turi prieš uždegiminį antivirusinį poveikį. Tai čia įeis melisa, citrininė melisa, citrinžolė, citronela, melisa jau minėjau. Tai tie, kurie turi daugiausiai aldehidų, labiausiai ramina. Tie eteriniai aliejai, kurie turi daugiausia esterių, tai veikia tonizuojančiai, aktyvinančiai, suteikia tokio
žvalumo, gyvybingumo ir ląstelės gauna lyg kuro veikti ir visas kūnas iš karto pradeda veikti. Taigi esteriai tonizuoja, turi antivirusinį, stimuliuoja imuninę sistemą. Ir čia įeina šitie eteriniai aliejai. Levandos, kvapiosios kanangos, šalavijai, pelargonijos, ramunėlės ir karčiavaisiai citrinmedžiai. Tai būtų nerolis. Seskviterpenai. Tie, kurie turi daugiausiai įnešimo į ląstelę deguonies ir veikia priešuždegimiškai ir antialergiškai. Ir seskviterpenai tai yra daugiausiai seskviterpenų turintys eteriniai aliejai yra kedras, sandalmedis, juodasis pipiras, mira, vetiverija, pačiulis ir imbieras. Paskui pavardinsiu ir procentus. Fenilpropanoidai, tai jie atpalaiduoja spazmus, atpalaiduoja raumenis, sukuria simpatinės nervų sistemos pusiausvyrą. Tai atsipalaiduoti labiausiai tinka pankolis, bazilikas, mairūnas, tie, kurie tinka atpalaiduoti, patrinti raumenis ir visam kūnui nuimti spazmus, kai reikia pagalbos mūsų fiziniam kūnui. Monoterpenai, va čia didžiausia dalis šitų dalykų. Ir monoterpenai ką daro? Jie yra antiseptikai, antivirusiniai, stimuliuoja imunitetą. Tai imunomoduliatoriai padeda mūsų organizmui gaudyti, kovoti, nepasimesti ir būti aktyviems, jeigu kažkas ateina į kūną netinkamo, nemalonaus ir nereikalingo. Ir monoterpenų yra labai daug. Tai yra cinamonai visi, eukaliptai, pipirmėtės, mirtos, visų rūšių arbatmedžiai, visų rūšių eukaliptai, varpinės levandos, tai būtų tas levandinas, ravinsaros, čiobreliai. Tiesa, čiobrelis ir raudonėlis turi daugiausiai timolio, tai imuniteto tie stimuliuotojai turi daugiausiai timolio. Ir varpinės levandos sakiau, tujos, arbatmedžiai, juozažolės ir panašiai. Taigi, tokios didelės dalis ir kiekviena dalis už kažką atsakinga. Bet norėčiau paminėti iš tikrųjų, čia paminėjau daugiau sudedamųjų dalių, bet 3 pagrindiniai tai yra PMS. Fenilpropanoidai, monoterpenai, seskviterpenai. Fenilpropanoidai tai yra tos dalelės, kurios sukuria terpę nepalankę gyvuoti virusams, bakterijoms, grybeliams, mielėms ir visokiems negerumams mūsų organizme. Monoterpenai turi gydomųjų savybių. Tai va, tie priešuždegiminiai, tie imunitetą stimuliuojantieji, atsikosimą lengvinantieji, ten daugiausiai yra monoterpenų. O seskviterpenai tai yra deguonis ląstelėms ir tai yra labai stiprus ląstelių gydytojas, antivėžinį poveikį turintis, nes geba perprogramuoti mūsų DNR, geba sučiupti tas pakitusias ląsteles, nebeleisti joms daugintis, jas sunaikinti ir perprogramuoti, kad mūsų kūnas nebekurtų tų neteisingų ląstelių. Tai daugiausiai seskviterpenų turi kedras, netgi 98% seskviterpenų, tai deguonies kiekis į kiekvieną ląstelę ir mūsų kūnas tampa sveikas. Vetiverija 97, sandalmedis 90, juodasis pipiras 74, pačiulis 71, mira 62 ir imbieras 59. Išvardinau pačius sveikiausius, stipriausius seskviterpenų turinčius eterinius aliejus. Tai reiškia mūsų ląstelinė sveikata, mūsų sveikas vidus, kuris yra nepakitęs ir sveikas visas kūnas. Kai ląstelės sveikos, sveikas ir mūsų kūnas, išvaizda ir visa kita. Tai tiek bandžiau apibėgti per šitą 10 minučių pagrindinių sudedamųjų dalių ir ką kiekviena dalis daro. Taigi, jeigu kils daugiau klausimų, klauskite, o šio video, jeigu įdomu, pasidalinkite. Ačiū ir iki.